Sveiki visi, nusprendžiau vesti kanalą ir tai yra mano pirmas video iš Kipro. Vieta vadinasi Tombs of the Kings, senovinės kapinės. Eisim pažiūrėti pirmas kapas. Įeinam pirmą kapą ir pažiūrėsim, kas čia yra. Oho. Čia, kaip supratau, laidojo žmonės prieš porą tūkstančių metų. Taip, apžiūrim, įsivaizduojat, čia viskas žmonės su plaktukais, o lajatė tiesiog išdaužė čia viską, iškaptuoja. Įdomu, kur čia žmonės gulėjo. Pavyzdžiui, šitoje patalpoje galėjo gulėti. Kas čia yra, nieko čia nėra. Nu, tokie vat. Sako, čia karalių kapai. Aišku, kaip supratau, čia nėra būtinai karaliai. Čia šiaip, kadangi didelis mastas, tai jie pavadino kaip karalius kapai. Nu, taip. Yra čia 4 tokie kapai, aš kaip paskaičiau biškį. Kažkur čia yra toks vamzdis, per kur jie kažkokias pylė kažkokias skysčius, kaip atiduodavo doklę mirusiems. Nu taip, gerai, čia mano kolegos jau. Gerai, einam. Gražios kapinės, įsivaizduojat, jūra. Ir čia žmonės anksčiau gulėjo. Taip, leidžiamės į dar vieną kapą, laiptai eina į apačią, tokie pakankamai status. Taip, ir pažiūrėsim, kas čia yra. Baisiai ar nebaisiai? Nu kaip, kvapas toks keistas, bet čia tikriausiai dėl tų pelkių. Tai va, tai ir, va, prašau, dar viena patalpa. Tokia pakankamai aukšta. Kas įdomu, žiūrėkit, langelis yra, tarp jų, ar dujelės tokias. Galbūt čia šeima viena buvo palaidota. Tikriausiai taip yra. Tikriausiai čia kiekvienas kapas priklausė atskirai šeimai. Čia dar žiūrėkite, liko žymių nuo plaktukų. Įdomu, čia senovinė ar ne. Nes žiūrėkite, pakankamai tokie kaip tokie balti. Ar galėjo po porą tūkstančių metų likti tokie. Neaišku. Gerai, einame viršų. Čia yra mano pirmas video, tai jeigu kažkas ne taip, rašykite. Įdomus man jūsų komentarai, patinka jums tokie video ar ne. Taip, dar vienas toks kapas. Taip, aš galvoju, toliau neeisim, ir ten pasivaišysim. Čia dar žiūrėkite, liko senos romėniškos kolonos dalis. Įdomu, čia iš akmens iškalta ar tiesiog užpilta su kažkokiu betonu, cementu. Stiprus vėjas. Aš kaip tikras blogeris nupirkau mikrofoną. Kaip tik jį ir išbandysim. Ar veikia jis, ar neveikia. Taip, dar vienas kapas. Irgi žiūrėkite į apačią. Reikia leistis. Oho. Toksai. Įva, prašau. Vienas, antras. Šeima tikriausiai. Ten tunelis dar kažkoks. Ne, žiūrėkit, yra kapai, kurie tokie kaip į žemę, o yra tokie vat aukščiau biški. Ir tokias va figūros įdomu, ką reiškia. Dvi figūras padalintos per pusę. Įdomu. Labai įdomu, kaip čia anksčiau viskas vykdavo. Ar žmonės lankydavo kapus, kaip pas mus Lietuvoje, ar tiesiog užkasdavo ir taip panašiai jie ir atrodydavo. Tik su kažko gal akmeniu gal užversti ir viskas. Tai įdomu, kaip atrodė anksčiau tos kapinės graikų, romėnų. Man atrodo, kad kapinės pradėjo žmonės pažiūrėti visai nesenai. Aš čia buvau Afrikoje, Kinijoje. Tai va, tenais yra musulmoniškos kapinės.
Ten skirtingos religijos yra ir musulmonai, ir krikščionys, ir ten net pravoslavai yra. Tai va, tai tenais musulmoniškos kapinės, nors ten pažiūrėjau, kapai yra neseni, žmonės palaidoti praktiškai ten, ten buvo vienas kapas, parašytas žmogus mirė nuo koronos. Tai tas kapas atrodė, žinokit, kaip šitie kapai. Nors praėjo porą metų, kai sportavo žmogų užkasė ir niekas tą kapą jau nelankė. Aš kai paklausiau tų vietinių, tai sako, musulmonai į kapinės nevaikšto. O taip. Gerai, einam toliau. Žiūrėkit, helikopteriai. Mes kada čia skridom į Kiprą, čia mūsų visi gąsdino, kad vyksta karas Irane ir net buvo kažkokie apšaudymai Kipro. Taip mane visi atkalbinėjo, nevažiuok, pavojinga, sako. Ir aš kai pažiūrėjau per Fly Radar, čia aplink Kiprą skraido pilna žvalgybinių visokiausių lėktuvų, sraigtasparnių. Tai čia galimai vieni iš tokių dalykų vyksta. Tai va. Tikiuosi grįšim saugiai ir viskas bus gerai. Nes aš dabar žiūrėjau čia per Delfi. Tai Lietuvoje jau irgi nesaugu. Mes kaip tik išskridom ir valandą po mūsų išskridimo, mes kaip tik buvom ore, ten prie Vilniaus ar prie Kauno, nesu tikras, vėl buvo uždarytas aerouostas, vėl kažkokie dronai, kažkokie balionai skraido. Tai nežinau, kur dabar saugu yra. Ar Kiprė, kur netoli Sirija, Irakas ir Iranas, ar pas mus Lietuvoj. Taip, dar viena tumba, kapas. Čia žiūriu, laiptai tokie šiuolaikiški. Bet žiūrėkit, man atrodo, jie senus laiptus nepanaikino, o tiesiog atsargiai uždėjo tos plokštės. Jeigu reikės, tai nesunku bus restauruoti. Taip, pažiūrėjom. Čia toks prabangus kapas su kolonom. Čia tikriausiai Ramėnai jau padarė. Žiūrėkit, kas čia darosi. Nieko savo. Kaip galvojat, lystinas ir nelysti. Tamsu, siauras praėjimas. Nežinau. Ar lysti. Jūs liptumėt ar ne? Gerai, pirmas video. Tai reikia padaryti kontentą. Taip, čia aukšta ir ne aukšta, nesuprantu. Jums ant kameros biškai geriau matosi. Tai va, man čia žiūri tamsiau. Aukšta čia. Ai. O, nieko savo. Čia toks vos ne 2 metrai. Taip, ką, einam. A ką čia, viskas? Viskas. Akligatvis. Čia toks, kaip matau kažkokie laiptukai. Žinokit, jums per kamerą, jūs matos laiptukas, bet aš su akim tų laiptukų nematau. Tai va, gal biškai ir gerai, kad su kamera. Arba reikia, kad akis priprastų. Taip, kaip čia man išlysti iš tų kapo. Čia, žinokit, į kapą lindau. Tai padėsiu kamerą. Taip, ir bandysiu lipti. Opapa. Nelengva buvo. Taip, ką, einam toliau. Einam toliau. Čia toks vienas iš prabangesnių kapų, žiūrėkit. Koks didžiulis. Čia kažkoks langas yra. Ir akmuo viršui. Tikiuosi, jis gerai laikosi. Taip. Čia vėl matote žymės matosi, kur buvo su platuku dirbdama. Gerai, einam toliau. Taip, einam toliau. O, žiūrėkit, kaip čia yra. Yra praėjimas į kitą kapą. Čia matau didžiulis, čia gal ne vienas žmogus buvo. Taip, dar čia galim pralysti, žiūrėkit. Vėl langelis toks. Ką, bandom lysti gal. Opa. Čia pralindau.
įdomiai. Kas dar čia įdomiai, čia labai daug lietuvių. Aš čia vaikštau ir čia jų pilna. Aš atskridau čia su Ryanairiu per Kauną į Pafosą. Tai buvo įdomu, čia visi iš to lėktuvo. A čia šiaip daug lietuvių yra. Ir dar anksčiau girdėjau, kad čia Kiprė daug rusų, bet kol kas jų nemačiau. Lietuvių mačiau pilną, o rusų nemačiau. Taip. Nu va, išlipom iš čia. Dar parodysiu jums, kaip atrodo ta vieta iš viršaus. Aš pačio pradžioje nenafilmavau. Nu, žiūrėkit. O, matote? Koks įspūdingas statinys. Ir žmonės čia statė prieš porą tūkstančių metų. Dar pas mus čia Lietuvoje žmonės su kailiu bėgiodavo. Nei buvo nei Mindaugo, nei nieko. O čia vat Graikijoje. O taip žmonės jau gyveno ir darė tokius statinius. Lietuvoje iš tų laikų aš nežinau, nieko neliko. Tai jeigu taip pagalvoti, tos pilys, ten gal 12 amžius, 13 amžius. Tai va. Tai čia 1000 metų vėliau viskas. Tai tų pilių nelabai daug, o čia matė pilna. Įdomi jo, kad vienur civilizacija klesti, o kitur žmonės vos ne urviniai. Įdomu, kaip žmonės gyveno prieš porą tūkstančių metų Lietuvoje. Ten turėjo namus, neturėjo. O lupas mūsų Lietuvoje irgi ne per daugiausia. Nu, tai įdomu. Kažkaip iš tų laikų istorijos nelabai yra. Ten iškart kažkokie urviniai žmonės, ir po to iškart jau prasideda visi Mindaugai. O kas buvo per vidurį? Tikriausiai buvo kažkokie maži kunigaikščiai, kiekvienas ten kažką valdė, savo kažkokį regioną. Nieko jie nepaliko, net vardų mes jų nelabai žinom. Gerai, einam toliau. Tęsiam savo kelionės po Pafosą. Žiūrėkit, kas čia yra. Kas toks yra didžiulis? Jis tikras ar netikras? Įdomiai. Pelikan restoran, normaliai. Pelikan restoran ir prašau. Tikras pelikanas. Very nice. He is living here? Here. Here living here? Night go to wash house. Uh-huh. Very big. And how much you pay him? How much you pay him? The zero. The zero. Zero. Very interesting. Τώρα κοίτα στο φέρω. Very interesting. Έλα, πάμε. Įsivaizduojat, pelikanas, prašau. Vienur klientus kviečia žmonės, o čia prašau, va, pelikanas sako, kad naktį eina pasivaikščioti. Va, prašau. Čia nueina, ten nueina. Nu, labai čia įdomiai. Gerai, jam toliau mes. Šiaip tai neplanau čia filmuoti. Šiaip žiūri pelikanas. O, katytė. Gerai, einam toliau. Tęsim savo nuotykius po Kiprą. Atvažiavome tokią archeologinę vietą Pafos mieste. Ir žiūrėkit, kaip čia įdomu. Vamzdžiai iš molio. Tai va, įsivaizduokit, 3-5 amžiuje pas juo buvo vandentinkis. Mat, kaip padaryti įdomiai. Ten yra tokios kaladėlės ir vieną į kitą įsistato. Neblogai sugalvojom. Taip, o tenais, kas tenais yra. O čia mozaikos. Apžiūrėsim mozaikos. Čia yra paaiškinimas, kas čia yra, kam įdomu, stabdykit, paskaitykit. Ir pačios mozaikos. Įsivaizduojat? 3-5 amžius. Ten kažkokia istorija yra. Čia kaip sportau dievai. Bet matote,
po akmenuką. Kaip įdomi padaryta. Ten viršuje, kaip suprantu, dievų vardai ir visokios scenos. O tos grožės. Atplaukėme mes į vietą, vadinasi Blue Lagoon. Dabar laukia, nežinau, kiek laipsnių, kaip 15, gal 20 maksimaliai. O čia mato, žmonės maudosi. Aprodysiu jums laivą. O toks va laivas. Čia yra bariukas. Galima pirkti gėrimus. Vanduo kainuoja 1,5 euro, kava 3, kokteilį po 10, alus po 6. Už patį laivą mes mokėjom 20 eurų už suaugusį ir po 15 už vaikus. Taip, dar parodysiu jums iš viršaus tą laivą. Tai maudosi. Aš kai čia plaukiau, tai netikėjau, kad žmonės maudosi, nes pakankamai šalta, buvo vėjuota. Dabar esu labai nustebęs, kad tiek daug žmonių maudosi. Gal pačiam reikėjo paimti maudžiamasi drabužius irgi išsimaudyti. Taip, ir žiūrėkit, maudosi ir vaikinai, ir merginos. Ir lysti iš čia iš tikrųjų nesiruošia, kas įdomu. Taip, kylame viršų. Dar kartą paminėsiu, kad vieta vadinasi Blue Lagoon. Čia graži Kipro vėliava. Dar vienas bariukas. Kas įdomu, kad viršui yra šilčiau negu apačioj. Įdomus faktas toks. Čia irgi ant udenio daugelis žmonių deginasi, kaip plaukiam ypatingai. Dabar matot irgi, kurie guli, kurie jau prisimaudė. Čia ta sala vadinama. Iš tikrųjų, kai čia plaukiam, galvoju, kad sala tokia daugiau gyvenama, bet kaip dabar matau, čia tiesiog yra ola. Augalų ten nėra, gyvūnų irgi nieko nėra. Tai va tokia va vietelė. Vanduo čia iš tikrųjų gražus. Lygtai galima snurkelinti, bet manau, kad čia rifų nėra, tai nieko įdomaus čia nematysi. Dugną matysi, smėliuką, gal akmenukus ir viskas. Gylis čia koks nežinau. Matė, vanduo skaidrus ir iš tikrųjų sunkiai suprasti, bet galvoju yra čia gilio to. 5 metrai, mažiausiai 10 metrų galvoju. Tai va, žuvų nematau. Nu ir kaip vadinasi Blue Lagoon, tai iš tikrųjų bulų tokia žydra. Žiūrėkit, gražus vanduo. Pasakiškas. Pas mus Baltijos jūra tokia žalė yra. Tai va, čia matote, kokios grožės. Kitas laivas, kiek čia tų laivų. Dabar matau yra 1, 2, mūsų 3, dar 4 laivas yra. Tai matėte, va, sėdi žmonės maudosi. Tikriausiai vanduo yra šiltesnis galbūt negu lauke. Tai galbūt jie nelabai nori lįsti į lauką, nes lauke yra žymiai šalčiau. Merginos sėdi ant kaklų. Ką žiūrėkit, siūlo ant trečiai merginai lįsti į viršų, nejogi, dar vieną užlys. Nu, matskos, laimingas vaikinas su 2 merginom. Nu, kas toliau čia bus? Šoks. Nosi uždaro ir tokie šakiai. Čia žiūrėkit. Aš galvoju, kiek čia gali būti merginų. O čia visas 3 merginos ir nei vieno vaikino. Taip. Įdomiai. Va, gerai. Tai tokia apžvalga. Blue Lagoon. Dar kartą paminėsiu, kad 20 eurų už suaugusį, 15 už vaikus. Galima pasidėrėti tikriausiai, ypatingai sezono metu. Galvoju, galima ir pigiau. Taip, viskas kol kas.